Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kuri padės Jums pagerinti įgūdžius suprasti pagrindinius verslo plano kūrimo principus verslui, kultūros ir kūrybos srityje. Turėdami šios įgūdžius galėsite įvertinti, ar kūrybinė verslo idėja yra realistiška ir tvari, sudaryti verslo planą, kuriame aiškiai paaiškinami tikslai, veikla ir finansai, nustatyti ir analizuoti sąnaudas, pajamas ir pelno slenkstį, naudoti verslo planą sprendimų priėmimui, finansavimui ir partnerystėms remti. Kviečiame peržiūrėti trumpą animuotą vaizdo įrašą, išmokti kurti ir planuoti verslo idėją kultūros ir kūrybos srityje, naudodami pagrindinius verslo planavimo principus ir atlikti savikontrolės užduotį. Pradėkime nuo pagrindinio supratimo, kas yra verslo planas. Verslo planas pirmiausia yra būdas patikrinti, ar verslo idėja gali būti realiai įgyvendinta. Jis padeda pereiti nuo idėjos ar įkvėpimo prie struktūriškai pagrįsto vertinimo. Kultūros ir kūrybos verslui šis žingsnis yra labai svarbus, nes idėjos dažnai yra emociškai stiprios, bet ne visada išbandytos realiomis rinkos sąlygomis. Verslo planas taip pat yra dokumentas, kuriame apibendrinami visi pagrindiniai projekto aspektai, ko norite pasiekti, kaip planuojate dirbti, kaip organizuojami procesai ir kaip juda pinigai projekte. Galiausiai verslo planas leidžia objektyviai įvertinti savo verslo veiklą. Jis padeda priimti pagrįstus sprendimus, ypač kai svarstote investicijas, dotacijas ar partnerystės, ir padeda suderinti savo kūrybinę viziją su rinkos realijomis. Kam iš tikrųjų reikalingas verslo planas? Pirmiausia, tai vidiniai vartotojai. Tai žmonės, kurie inicijuoja verslo idėją ir steigia naują verslą. Jiems verslo planas yra savęs supratimo įrankis. Jis padeda aiškiai apibrėžti tikslus, struktūrizuoti veiksmus ir realistiškai vertinti išteklius bei riziką. Kultūros ir kūrybos srityje vidiniai vartotojai dažnai derina kūrybinės ir vadybinės funkcijas. Todėl verslo planas padeda priimti subalansuotus sprendimus. Išoriniai vartotojai yra tie, kurie nepriklauso verslui, pavyzdžiui, potencialūs investuotojai, kreditoriai ir partneriai. Jiems verslo planas yra komunikacijos priemonė. Jis paaiškina, apie ką yra projektas, kaip jis veiks ir kodėl yra verta jį remti. Kultūros ir kūrybos sektoriuje aiškus verslo planas padeda kurti pasitikėjimą ir patikimumą, ypač dirbant su partneriais ar kreipiantis dėl finansavimo. Verslo planas tarnauja keliems svarbiems tikslams. Vienas iš pagrindinių jo tikslų yra strateginis vystymas. Jis padeda pamatyti, kur link ilgalaikėje perspektyvoje eina jūsų verslas. Planavimas yra kita svarbi funkcija, nes jį leidžia suskaidyti savo idėją į realistiškus žingsnius. Verslo planas taip pat plačiai naudojamas pritraukti finansavimą, pavyzdžiui, dotacijas, paskolas ar investicijas, nes jis parodo, kad jūsų idėja yra gerai apgalvota. Be to, jis padeda pritraukti potencialius partnerius, kurie nori suprasti, kaip veikia jūsų projektas. Galiausiai verslo planas veikia kaip kontrolės ir valdymo įrankis, leidžiantis stebėti pažangą ir prireikus koreguoti savo veiksmus. O tai ypač aktualu mažoms kūrybinėms studijoms. Kiekvienas verslo planas prasideda nuo tinkamų klausimų uždavimo. Pirmasis klausimas yra apie problemą, kurią sprendžiate. Kultūros ir kūrybos sektoriuje problemos gali būti susijusios su prieiga, saviraiška, tapatybė ar nepatenkintais kultūriniais poreikiais. Kitas klausimas yra apie tai, kodėl esate pajėgus išspręsti šią problemą. Tai susijęs su jūsų patirtimi, įgūdžiais ir kūrybinė patirtimi. Taip pat turite aiškiai paaiškinti, kaip jūsų produktas ar paslauga praktiškai sprendžia šią problemą. Kitas svarbus aspektas – suprasti, kuo jūsų sprendimas yra geresnis ar skiriasi nuo esamų sprendimų. Galiausiai turite apsvarstyti, kaip jūsų idėja gali tapti patikimu ir pelningu verslu, užtikrinančiu tvarumą laikui bėgant. Verslo planas paprastai turi aiškią struktūrą. Jis prasideda verslo idėjos aprašymu, kuriame paaiškiname, apie ką yra projektas. Rinkos tyrimas ir analizė padeda suprasti aplinką ir auditoriją. Rinkodaros plane parodoma, kaip jūs perteikėte savo vertę. Veiklos plane paaiškinama, kaip verslas veikia praktikoje. Strateginis planavimas suteikia platesnę viziją, o skyriai susijęs su dotacijos panaudojimu yra svarbus kreipiantis dėl išorinio finansavimo. Finansinėme plane pateikiamos pajamos ir išlaidos dažnai prognozuojamos 12 mėnesių, o prieduose pateikiama papildoma informacija. Kūrybinėms studijoms ši struktūra užtikrina aiškumą, neapribojant lankstumo. Veiklos plane aprašoma, kaip jūsų verslas veikia kasdieniame darbe. Jame apibrėžiama, ko norite pasiekti ir kokių veiksmų reikia imtis, kad pasiektumėte savo tikslus. Tai apima pajamų generavimą per pardavimus ir įvairių išlaidų rūšių valdymą.
Fiksuotos išlaidos išlieka stabilios, o kintamos išlaidos kinta priklausomai nuo veiklos lygio. Nusidėvėjimas ir mokesčiai taip pat yra veiklos planavimo dalis. Kultūros ir kūrybos sektoriuje šis skyrius padeda susieti kūrybinį darbą su realistiška kasdienė veikla. Šiame etape sutelkėme dėmesį į išlaidų supratimą. Verslo planavime išlaidos apima visus išteklius, kuriuos naudojate savo produktui ar paslaugai sukurti ir pristatyti. Klasikinėje sampratoje tai apima išlaidas susijusias su gamyba ir išlaidas susijusias su pardavimu. Kartu jis sudaro visą jūsų produkto ar paslaugos kainą. Kultūros ir kūrybos studijoms išlaidos gali apimti medžiagas, įrankius, programinę įrangą, darbo vietą ir profesionalias paslaugas. Suprasti visą kainą yra labai svarbu, nes įrodo tikrą jūsų kūrybinio darbo kainą, o ne tik tai, ką mato klientas. Labai svarbu atskirti fiksuotas ir kintamas išlaidas. Fiksuotos išlaidos lieka tokios pačios, nepriklausomai nuo to, kiek pagaminate. Pavyzdžiui, nuoma, internetas ar pagrindinės komunalinės paslaugos. Kintamos išlaidos kinta priklausomai nuo jūsų veiklos lygio. Pavyzdžiui, medžiagos ar pakuotės. Kūrybinėms studijoms šis skirtumas padeda suprasti, kurios išlaidos yra neišvengiamos, o kurios priklauso nuo projektų ar klientų skaičiaus. Šis supratimas yra labai svarbus finansiniam tvarumui. Lūžio taškas yra pagrindinė verslo planavimo sąvoka. Ji rodo momentą, kai pajamos prilygsta išlaidoms. Iki šio taško verslas negauna pelno. Po jo kiekvienas papildomas pardavimas duoda pelną. Kūrybingiems verslininkams lūžio taško supratimas padeda sumažinti neapibrėžtumą ir padeda realistiškai planuoti, ypač projekto pradžioje. Apskaičiuojant lūžio tašką galima suprasti minimalų veiklos lygį reikalingą verslą išlaikyti. Jis rodo, kiek reikia parduoti ar uždirbti, kad išvengtumėte nuostolių. Kultūros ir kūrybos sektoriuje šis skaičiavimas yra labai svarbus, nes pajamos dažnai yra nereguliarios. Žinant šią ribą galima planuoti užtikrinčiau ir išvengti finansinio streso. Lūžio taškas gali būti apskaičiuojamas įvairiais būdais. Vienas iš variantų apskaičiuoti jį piniginę išraišką, parodant, kiek pajamų reikia gauti, kad būtų padengtos visos išlaidos. Kitas variantas apskaičiuoti jį fizinę išraišką, pavyzdžiui, parduotų produktų ar paslaugų skaičiumi. Šie skaičiavimai padeda abstrakčius skaičius paversti praktiniais tikslais jūsų verslui. Finansinėme plane aprašoma, kaip bus finansuojamas jūsų projektas ir kaip pinigai cirkuliuos versle. Jame pateikiamos pinigų srautų prognozės, numatomi finansiniai rezultatai ir pagrindinės finansinės ataskaitos. Kūrybingiems verslininkams finansinis planas nėra skirtas tam, kad būtų galima tiksliai nuspėti ateitį, bet tam, kad būtų galima suprasti finansinę logiką ir priimti pagrįstus sprendimus. Dabar kviečiame jūs patikrinti savo žinias atsakant į pateiktus klausimus. Pažymėkite teisingą atsakymą. Nepriklausomai nuo to, ar pasirinkote teisingai ar neteisingai, jums bus pateiktas atsakymo paaiškinimas. Pradėkime. Ši pamoka baigta. Dėkojame už dalyvavimą. Sekite e-studijos programą, kad pagilintumėte savo pagrindinės kompetencijas reikalingas verslumui kūrybinėse pramonės šakose. Sėkmingai baigę mokymą gausite skaitmeninį ženklelį Sėkmė KKS, aš galiu tai padaryti.